Mūsų pasąmonė tai yra tarsi įrankis, kurio dėka mes formuojam savo realybę. Kai kurie vis dar nežino, kai kurie nors ir žino, bet per daug nesureikšmina, kad būtent mūsų mintys, emocijos ir veiksmai dažnai kyla iš pasąmoninių įsitikinimų, kurie formuojasi jau nuo pat vaikystės. Šitie įsitikinimai veikia kaip filtras, per kurį mes patiriam pasaulį, per kurį formuojasi mūsų santykiai, karjera, sveikata, finansai. Pasąmonė veikia pagal mūsų paradigmą, tai yra pagal įpročius, įsitikinimus, pasąmonės programas. Visos nuostatos ir tikėjimas apie save, savivertę, pasitikėjimas savim, apie savo gebėjimus ir aplinkos bei viso pasaulio matymą ir jo suvokimą kyla būtent iš paradigmos. Pavyzdžiui, jeigu vaikystėje žmogus dažnai girdėjo tokias frazes kaip neprisigalvok, nenusišnekėk, nieko tu nesugebi, tai šitos prielaidos ilgainiui tapo jo įsitikinimais apie save ir tada tapo pasąmonės programomis, kas ir lemia to žmogaus nesąmoningas baimes, nepasitikėjimą savim ir kitais žmonėmis, nerimą dėl nesėkmių, baimę, kad kažkas žmogui pasakys ne, kad jo nesupras, kad jo nepriims, atstums ir panašiai. Tokie įsitikinimai riboja žmogaus galimybes ir trukdo pasiekti tai, ko žmogus nori, trukdo pasiekti savus tikslus. Su tokiais įsitikinimais žmogus dažnai pasirenka tą savo iliuzinę komforto zoną, pasirenka likti ten, kur pakenčiama, kur jaučiasi pusėtinai, kad tik tai nereikėtų kažko tai keisti. Mūsų pasąmonė neturi kritinio mąstymo. Ji tiesiog priima tai, ką jai pasako mūsų sąmonė, intelektas, išorinė aplinka. Dėl šitos priežasties savo neteisingų įsitikinimų dėka žmonės formuoja savo realybę tokią, kuri riboja jų tikrąjį potencialą. Žmogus gali net sąmoningai to ir nesuvokiant, pats sabotuot savo sėkmę, pats save limituot, nes turi tokį įsitikinimą, kad jis nėra vertas gero ar geresnio gyvenimo, geresnių santykių, geresnio darbo, sveikatos ar daugiau pinigų. Pasąmonė neskiria, kur yra tiesa, o kur yra iliuzija. Jinai viską priima, patvirtina kaip tiesą. Atėjusią mintį ar idėją sąmonė gali patvirtinti arba paneigti, priimti arba atmesti. Pasąmonė šito neturi. Pasąmonės veikimo principas yra toks, kad jinai veikia pagal sąmonės patvirtinimą. Tai reiškia, atėjo mintis, sąmonė užskaitė tą mintį kaip teisingą, kitaip sakant, patvirtino ir tai perdavė pasąmonei. O pasąmonė kaip kempinė sugėrė ir dabar manifestuos tą patvirtintą mintį. Jeigu galvojat, kad jums nepavyks, pasąmonė užskaito kaip nepavyks. Jeigu galvojat, kad tikrai pavyks, pasąmonė užskaito, kad taip, tikrai pavyks. Ir pritraukia į realybę kaip įrodymą, kaip patvirtinimą, kad taip, tai tikrai yra tiesa. Didžiausia iliuzija yra prisigalvotos baimės. Iliuzija yra tapatinimasis su praeitim. Iliuzija yra užstrigimas praeityje. Iliuzija yra manyti, kad ateityje bus geriau, bet nuolat sukti neigiamas mintis, kažkokius praeities scenarijus. Iliuzija yra galvot, kad tada, kai turėsiu, kai gausiu, kai nusipelnysiu, kai sulauksiu, tai tik tada jau būsiu laimingas, būsiu užtikrintas, laisvas, tada tik tikėsiu, kad tai iš tikrųjų yra tiesa, kad tai iš tikrųjų veikia. Tačiau šitas visas iliuzijas pasąmonė užskaito kaip tiesą, nes dar kartą pasikartosiu, pasąmonė neskiria, kur yra tiesa, o kur yra iliuzija. Jinai viską priima kaip tiesą. Todėl viską pradėti daryti ir pradėti tikėti ir pradėti gyventi pagal tikėjimą reikia jau dabar. Pirmiausiai sąmoningai mokytis pradėti analizuoti save ir tada savo įsitikinimus. Tada tik galima pradėti juos keisti. Pasąmonė nesugeba atskirti tikrovės nuo vaizduotės. Jinai reaguoja į tai, kuo mes tikim ir nuolat įgyvendina, realizuoja mūsų vidinius įsitikinimus. Jeigu nuolat galvojam apie trūkumą, baimę, nesėkmes, pasąmonė interpretuoja tai kaip tikslą, kad tai yra tikslas ir pritraukia tokias aplinkybės, kurios atspindi būtent šitas mintis. Tikslas pasiektas. Žmogus gyvena baimei, trūkume. Jam nesiseka.
Šitą iš tikrųjų labai gerai suvokus, galim labai gerai pamatyti, kodėl savo gyvenime turim tai, ką turim dabar, arba ką turėjom. Netgi galim išvelgti ir tai, ką potencialiai turėsim ateityje. Tai norint pakeisti įsitikinimus, pirmiausia, juos reikia identifikuoti. Tai yra susirašyti. Pavyzdžiui, kas man yra vieni ar kiti dalykai. Tarkim, pinigai tai. Ir pabaigėt sakinį pačia pirma mintim atėjusią. Turtingi žmonės tai. Sveikata tai. Santykiai, žmona, vyras, santuoka, gyvenimas tai. Ir taip toliau. Galima rašyti iki begalybės. Tai pavyzdžiui, pinigai tai velnio išmislas. Ar ne? Turtingi žmonės tai blogi žmonės, nes yra žmonių, kurie kaip ir norėtų daugiau pajamų, daugiau pinigų, bet tuos pinigus demonizuoja. Tai kai išsigryninami ribojantys įsitikinimai, tada juos tai reikia pakeisti į įgalinančius įsitikinimus. Pavyzdžiui, pinigai tai gėris, tai tik energija. Aš gerbiu pinigus kaip ir save, nes aš ir esu energija. Pinigai tai yra įrankis tam, kad galėčiau totaliai patirti šito gyvenimo grožį ir džiaugsmą. Turtingi žmonės tai geri žmonės. Aš esu geras žmogus, todėl esu turtingas. Kaip jaučiasi, kaip norisi, galima taip ir susirašyti. Ir tada kaip mantra, kaip afirmacijas šitos įgalinančius įsitikinimus kartoti. Galima kiekvieną dieną vis perrašyti, galima žodžiu kartoti, mintyse irgi galima. Mano patarimas daryti ir vienaip ir kitaip, kol šitie įsitikinimai tiesiog taps įgalinantys. Kas dar yra svarbu, kad kartojimas ar rašymas nebūtų tiesiog iš reikalo, kad nebūtų tuščias reikalas, kitaip sakant, tai turėtų būti kuriamas jausmas. Laisvės, džiaugsmo, lengvumo, pasitikėjimo, ramybės jausmas, pojūtis, kas vėliau turėtų tapti būsena, dominuojančia būsena. Tada dar pastebim savo mintis, emocijas, kurios kyla, savistaba visur naudojama. Ir jeigu pastebit, tarkim, kokias nors negatyvias mintis, emocijas, jausmus, tai bėgti nuo jų nereikia, atmušinėti jų nereikia, tiesiog sąmoningai, ramiai perkeliat dėmesį į teigiamą pozityvą pusę. Sugrąžinkit save atgal į tą ramybės, pasitikėjimo ar džiaugsmo pojūtį. Tai yra persiprogramimas. Mes visi esam programų rinkiniai, vadinasi, visi galim persiprogramuoti kaip tik norim. Tai kuo tikim, kuo įtikim, tai ir tampa mūsų gyvenimu, tai tampa mūsų realybė. Todėl dabar jau mūsų pačių reikalas, kuo renkamės tikėti ir kuo renkamės būti.